Mes gyvenam laikais, kurie primena tiek Jameso Camerono filmą Terminatorius, tiek ir visas geras kiberpunko knygas apie high-tech ir low-life. Laikais, kai Frag Movie yra ne tik Counter-Strike ar Fortnite, bet ir realybėje. Įsivaizduok, juda Kentas ir bam iš viršaus. O tas nieko nei numatyti, nei padaryti negali. Bėgsi į pastatą, nepasislėpsi. Šoksi ant tanko, skrisi į dangų. Užsidėsi daržinę, saugus vis tiek nebūsi. Šoksi į mocą, nepaspruksi. Dar ir papildomai pasidegsi. Šoksi į mašiną, liksi be ratų. Šoksi į bolidą, melsies, kad batarkė greičiau nusės dronui, nei tau baigsis kuras. Ir net jeigu pavyks išgyventi viską ir sugalvosi tyliai ramiai gamtinius reikalus atlikti, nesijaudink, tavęs jau lauks. Ir visą tai matys žmonės internete, kurie pakomentuos: seni, geras montažas, seni, koks muzonas. Ir aš žiūrėjau vieną klipuką ir ten muzonas buvo Flya, Playa, Uvu Burst. O ant vidosų vietoje klano emblemų pusdalinio pavadinimas ir kai kuriuose vietose net ir mačiau sponsoriuką. Ir viskas dėl dronų, kurie ne tik vestuvės filmuoja, bet ir žmonės bombarduoja. O prie to pačio montuotojai jau neblogus soundtrackus parenka. Tokio tipo vidosą jau buvau daręs prieš 2 metus, bet čia bus New and Improved versija, kadangi technologijos tobulėja ir tai daro greitai. Dronai yra palyginti naujas ginkluotės tipas naudojamas kariuomenėse nuo 1990-ųjų. Jų yra įvairių tipų, skiriasi jų kaina ir panaudojimas. Jie sėkmingai buvo naudojami Sirijos pilietinėme kare, Nagorno Karabacho konflikte ir šiuo metu kare Ukrainoje. Ir dar 30 pasaulyje vykstančių karinių konfliktų. Kad būtų lengviau suprasti, kaip skiriasi dronai vienas nuo kito, naudosiu US Air Force dronų klasifikavimo sistemą. Kariniai dronai yra skirstomi į kelis tipus. Tier None, beklasiai, komerciniai dronai, Mavic, Phantom ir kiti panašus, su kuriais filmuojami kraštovaizdžiai, vestuvės, o dabar jie seka, kur yra kentai, kad galėtų žydėti kiti dronai. Palyginus su kariniais dronais, jie yra gan pigus ir net brangiausi civiliniai dronai, palyginus su kariškais, kainuoja visiškus centus. Jie turi minusų tokių kaip trumpas skrydžio laikas, apie 30 minučių ir mažiau, ir nuotolis. Tačiau pliusai atsveria savo minusus. Dronus turintis būrys gali išvengti pasalų, stebėti priešo judėjimą ir užsakyti artilerijos į priešo poziciją mūšio mieste metu. Šiuo metu kovos lauko meta arba dominuojanti strategija yra FPV, pirmojo asmens dronai. Jie pasižymi vaizdo kamerą, kuri perduoda analoginį vaizdo signalą į stebėjimo prietaisą, kurie paprastai būna arba drono akiniai, ar nešiojamas monitorius. Pagrinde naudojami analoginiai dronai, nes jie yra pigesni ir gali būti koduojami. FPV dažniausiai arba perkami surinkti, arba kaip dalių rinkiniai, kurių dėka galima surinkti valdomus dronus namuose ar bet kur yra įrankių ir kompiuteris galintis įdiegti softą, kurio didžioji dalis yra open source. Tai yra pigi alternatyva kariniams dronams. Karinėme panaudojime jie pradėjo populiarėti nuo Sirijos pilietinio karo laikų. Ir kaip jau minėjau, analoginiai FPV yra pigesni, pasižymi didesnių nuotolių, tačiau vaizdo kokybė primena 90-ųjų kasetes. Jie populiarėja ten, kur reikia pigaus ir greito sprendimo. Pavyzdžiui, Mianmare, kur vyksta kovos prieš vietinę chuntą. Kartu su FPV dronais ten pastebėti ir 3D ginklai. Dronas su užtaisu, kainuojantis iki 1000 eurų ir galintis sunešti 3 milijonų vertės tanką, turi labai gerą kainos efektyvumo reitingą. Mokintis kaip valdyti tokį droną yra kaip niekada lengva, nes yra daugybė simuliatorių tiek mokamų, tiek ir nemokamų. Ir nemaža dalis jų randama Steam platformoje. Dar, kad nebūtų visokių nebesvaikit, ant dronas nepataikė, XY, nieko nebuvo, dronistai prie to pačio naudoja ir atskirus komercinius dronus vaizdo užfiksavimui, tam, kad būtų patvirtintas pataikymas. Su dronais yra toks dalykas, kad nėra aišku, kieno tas dronas, kol jis nepašalina žmogaliukų šalia tavęs. Так, готовий. Вилазить. Голова якраз торчить, давай! Блядь. Жопа торчить зараз бліндажа. Єбало торчить. Привіт вам передаю. Да, махає рукою. Кажи сюди. Да. Taigi, kokie yra kariniai dronai? TRV, žvalgybiniai. Tai yra dronai, kurie skirti išbūti ore ilgiau nei prieš tai minėti dronai. Ir jų tikslas apžvelgti kovos lauką ir perduoti signalą ar informaciją. Tokių dronų pavyzdžiai yra Scan Eagle. Prieš juos naudoti naikintuvus ir prieš lėktuvinės raketas neapsimoka, todėl naudojami kulkosvaidžiai, jei tokie aptinkami. Tier 2. Vidutinio nuotolio ilgos ištvermės dronai. Į šią kategoriją patenka tokie džiaugsmai kaip TB2 Bayraktaras, Reaper, Predator ir nemažas kiekis kitų. Šie dronai pasižymė aukštesnę kainą ir išplėstų galimybių horizontų. Šie dronai gali išbūti ore apie 15-30 valandų.
ir skristi apie 100–200 km nuo valdymo centro kontrolės stoties. Tier 2 dronai yra artileristų geriausi draugai, kadangi gali stebėti priešo judėjimą už 5, 10, 20 ir kai kurie modeliai už daugiau nei 100 km. Tuo pačiu jie gali veikti ir vieni, kaip Predatorius ar tas pats TB2 Bayraktaras ir naikinti taikinius ant žemės. Aišku, kai kuriais atvejais naikintuvai būtų geriau, tačiau praradus droną nereikia mokėti išmokų jo šeimai. Taip pat nereikia treniruoti naują pilotą, kas yra ilgas ir sudėtingas procesas. Kuo ypatingi Tier 2 dronai yra tai, kad jie gali transliuoti vaizdą viso skrydžio metu ir retransliuoti signalą kitiems dronams, pavyzdžiui dronams kamikadzėms, kurių skrydžio laikas yra gan trumpas, iki 30 minučių. Ir Bayraktaras gali transliuoti signalą iš tolimo atstumo ir patvirtinti, ar jie pataikė ar ne. Taip pat, sakykime, priešas gali pastatyti tanką ar artileriją tarp gyvenamųjų namų. Su aukštesnės klasės dronais patvirtinamas taikinys, o su visais kitais jis bombinamas. Ir nuo dronų neapsaugos namai ar kita priedanga. Tier 3. Tolimo nuotolio ilgos ištvermės dronai. Dronai, kurie yra kelis kartus brangesni už praeitą klasę, skrendantis 15–20 km aukštyje ir praktiškai yra naudojami skirtinai žvalgyboje. Šiuo metu, kas atsirado naujo ir pastebėtų kovos laukiai, yra tai, kad jau prie dronų yra taisomi kulkosvaidžiai. Ukrainiečių dronas Baba Yaga išbandė tokį dalyką. Taip pat pastebėtas ir dirbtinio intelekto taikymosi sistemos, kurios padidina pačių dronų autonomiją ir efektyvumą. Taigi galima sakyti, kad nuo šio prietaiso nepasislėpsi, o su laiku jis tik gerės. Be dronų ore taip pat yra ir kitų dronų. Pavyzdžiui, sausumos dronų. Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai naudojo tokią nuotoliniu būdu kabelių valdomą miną – Galijotą, skirtą naikinti apkasus ir kovotojus miestuose. Ir jis buvo panaudotas prieš sukilėlius per Varšuvos sukilimą 1944-aisiais. Dabar yra modernus tos minos analogai, kurie valdomi ryšiu ir atlieka panašią funkciją. Tik nesisprogdina patys, o numeta minas į priešo apkasą ir tepa vikšrus. Taip pat yra ir specialūs dronai skirti išnešti sužeistus karius iš kovos lauko ar išminuoti. Be sausumos dronų taip pat yra ir vandens dronai, kurie sėkmingai skandina rusų laivus. Dronai kamikadzės kaip Sea Baby ir Magura, kurie juda gan greitai, apie 90 km/h greičiu ir sprogsta ypač efektingai. Taip pat prie kai kurių modelių yra pritaikytos ir raketinės sistemos, tokios kaip Grad. Kadangi dronai yra baisiai efektyvus ginklas, jų operatoriai turi panašią reputaciją kaip ir apsausvaidininkai Antrojo pasaulinio karo metu. Jos dažniausiai bandoma surasti ir sunaikinti pačius pirmus. Nes dronai ne tik naikina techniką, gyvąją jėgą, bet ir gan stipriai, psichologiškai veikia ant žemės esančius karius. Įsivaizduok, prie tavęs juda mažas, greitas ir pakankamai garsus prietaisas, o tu prieš jį nieko praktiškai negali padaryti, jeigu jo pirmas nepastebėjai. Todėl prieš drono operatorius yra naudojami praktiškai visi metodai – snaiperiai, artilerija, bombos, minosvaidžiai, tie patys dronai ir visi kiti faini dalykai. Įsivaizduokit, kad buvo bičas, visą gyvenimą sportavo, rinko topus pagal fizinės savybės ir bats, jį nunešė taip pat greitai, kaip jis ir pasirodė. O už kompo sėdi storas bičas, kuriam kolegos sako: geras fragas, senė, į montažiuką. Aišku, jeigu tai būtų amerikiečiai, tai dar būtų ir zeizemai, bet nenukrypkime nuo temos. Drono operatorių jų komanda yra kaip žvalgybininkai, jie turi apžiūrėti, skenuoti plotą ir įdėmiai tikrinti kiekvieną kampą, kur gali slėptis priešiškos pusės dronų komanda, ar kur yra priešo kariai, kur yra jų šaudymo sektoriai ir pozicijos. Jau dabar vyksta dronų prieš dronų kovos, ar katės ir pelės žaidimai, kur viena dronų komanda medžioja kitą dronų komandą. Aišku, kai kurios priemonės leidžia aptikti dronų komandas lengviau. Pavyzdžiui, rusai naudoja tokį DJI Aeroscope komerciniams dronams aptikti. Dažnai patys operatoriai kalba apie tai, kad yra kur panaudoti kompiuterinių žaidimų įgūdžius. Kai kurie dronų operatoriai atsiriboja nuo tos veiklos ar tiesiog neima į širdį, tiesiog priima tai kaip kompiuterinį žaidimą. Su dronais pėstininkams kovoti yra gan sunku, dėl to, kad yra maži, greitai judantis taikiniai, skrendantis aukštį. Norint pataikyti tokį taikinį iš automato, reikia nemažo taiklumo ir šaudimo įgūdžių. O tai pasiekti yra gan sudėtinga, ypač dinamiškose ir nenuspėjimuose stresinėse situacijose. Ypatingai, kai tas dalykas turi sprogmenį pritvirtintą prie jo, o šaudimas į jį palieka tave pastrigusi vienoje vietoje, fiksuotoje pozicijoje. O ta vieta kartu gali ateiti artilerija ar minosvaidžių sviediniai.
Taip pat galimai ir kitas dronas. Prieš dronus neveikia maskuotė ir kuri turi termovizorius dienos nakties režimus. Termovizoriaus veikimo principas yra temperatūros skirtumo aptikimas. Kas ryškiai skiriasi nuo aplinkos, ogi būsimas metalo laužas. Galima bandyti įmaskuoti, dėti tinklus, lieptis miške, tačiau lik žymės. Ir jos atves droną ten, kur reikia sprogti. Net ir tobulai užmaskavus techniką, išlieka žmogiškasis faktorius – šarvuotos technikos įgula, kurie turės atlikti savo reikalus ir vienaip ar kitaip pasimatys tas jų judėjimas. Dėl masinio FPV drono populiarumo, kovoti prieš juos yra sukurta daugybė taktikų, ginklų, prototipų ir daugybė kitų dalykų. Viena iš efektyviausių taktikų yra ryšio slopinimas. Jis veikia gan efektyviai prieš komercinius dronus ir FPV. Jau dabar yra tokie dalykai kaip antidroniniai šautuvai, tokie kaip Sky Viper. Jie nutraukia dronui signalą. Ir yra vienas video, kur su panašiu prietaisu kovos lauke yra nuimamas dronas. Tačiau jis yra nemažas ir užima ginklo vietą. Neblogai prieš dronus taip pat pasirodo ir šratiniai šautuvai, pompos ar jų pusiau automatiniai variantai. Yra ir modifikacijos povamzdiniam granatsvaidžiui GP25, kuriam pridedamas specialus šratinis šovinys. Iš technologinės pusės taip pat yra ir specialios kuprinės su ryšio blokavimo įranga. Tiesa, tas malonumas kainuoja neblogai – apie 7–8 tūkstančius per vienetą. Taip pat yra ir toks dalykas kaip lazeriniai ginklai. Visai neseniai Britai buvo paviešinę savo modelį dronų naikinimui. Dronai yra naikinami dviem būdais. Lazerių taikantis į patį droną ar antras būdas, kuriam reikia šiek tiek mažiau energijos, į jo optiką. Tiesa, su lazeriniais ginklais yra ta problema, kad jie yra visai nekompaktiški ir privalo laikytis prie energijos šaltinio neribotą laiką. Taip pat, kadangi tai yra brangi ir labai jautri technika, su ją reikia elgti švelniai. Jie tinkami ginti nuo dronus stambius objektus, pavyzdžiui, namus ar laivus. Efektyviausias sprendimas ore prieš aukštesnės klasės dronus yra naikintuvai su elektroninės kovos priemonėmis tokiamis kaip ryšio blokuotojais. Iš rusų karių kovos lauke buvo išbandyta daugybė strategijų prieš FPV dronus. Peilis nepadeda visiškai. Butelis su benzinu. Šitas žoskai nepavyko. Bet bičas prie vietos ir kremavosi. Tai ilgai nekentėjo. Kalašo dėtuvė. Pataikė droną, bet jis vis tiek sprogo. Bulvių maišas. Šitas metodas buvo panaudotas vieno rusų kario prieš FPV ir jam pavyko išgyventi. Kitas gan neblogas yra pasiduoti. Na ir trečias – mojok su lazda. Tai bandė vienas Afrikos samdinys prieš droną. Ar jam pavyko išgyventi? Niekas nežino. 2024-aisiais net analogo Vamyre šalyje pasirodė naujas patobulinimas tanko viršui. Cope Cage'ą pakeitė dalykas pasiskolintas iš pašėlusio Makso. Daržinė ant tanko. Atseit apsaugo nuo dronų, tačiau realybė parodo, kad nelabai. Iš vienos pusės atrodo kaip pirmojo pasaulinio karo tankai, prastas matomumas, didesnis taikinio profilis, svoris, greitis mažesnis. Tačiau kai kurie iš tų modelių buvo rasti su ryšio slopintuvais, kurie neleidžia daugumai dronų pasiekti taikinį. Tačiau tie, kurie pasiekė, sunaikino tos tankus. Taigi, kokias išvadas galima pasidaryti? Technologijos karo metu labai greitai vystosi ir tuo pačiu reiktų paminėti, kad išgyvenimo tikimybė tik mažėja ir mažės toliau. Dėl dronų grįžta pirmojo pasaulinio karo apkasai, kurie apsaugo nuo dronų kamikadzių. Bet ir iš kitos pusės, bet koks judėjimas kovos lauke reiškia mirtį. Tankai nėra saugus, šarvuočiai nėra saugus, pastatai nėra saugus. Ir pridėjus kitus elementus – minas, naikintuvus, artileriją ir taip toliau – ne kaifas visiems, kurie yra šiuolaikinėme kovos lauke. Tiems, kurie nori paremti Ukrainos karius, rekomenduoju paremti per Blue Yellow. O tiems, kas žiūrėjo, su jumis buvo Šnelis ir ačiū, kad žiūrėjote. Viskas bus gerai, tik pirmin varai, dešinėn atkairėn, ženk ten, kur nori tu, jei negandos tekios.